Sveiki visi. Šiandien mūsų klasės valandėlės tema yra ypatingi žmonės tarp mūsų. Tema yra labai aktuali, labai jautri, tačiau dažnam kalbėti apie tai yra labai sudėtinga. Visų pirma, noriu paklausti, kas yra ypatingi žmonės? Tiesiog pirma mintis, kuri jums šauna į galvą. Išsiskiriantis. Išsiskiriantis. Talentas. Talentas. Kažkokių sugebėjimų turi. Kažkokie sugebėjimai. Kitų žmonių arba paties išsikeltas asmuo, kuris kažkuo tai viršesnis negu kiti. Pavyzdys kitiems. Galbūt kokie nors nuopelnai. Galbūt kitokie negu mes. Kokie kitokie negu mes? Pavyzdžiui, gal kai kurie sergantis įvairiom ligom. Kažkas kėlė. Svarbu. Iš tikrųjų, jūs visi esate teisūs. Ypatingi žmonės tai yra, bet priklausomai labai nuo kokios prizmės, per ką mes žiūrėsime. Ne? Šiandien mes kalbėsime apie ypatingus žmonės, tai yra apie žmonės turinčius negalią. Ir kalbėsime apie tai, kiek mes esam tolerantiški jiems ir kiek mes esam nuoširdūs ir tikri. Dabar aš noriu, kad mes pradėtumėme nuo to, kad pažiūrėtumėme trumpą filmuką. Šis filmukas sausio mėnesį buvo parodytas per daugelį Europos šalių televizijas. YouTube peržiūros viršija nei 100 000. Facebook'e, Twitter'e yra sukurtos palaikymo grupės klipo dalyviai. Tiesiog noriu